Tai va, dabar kaip žinoti, kurį keratiną pirkti ir kaip jį atskirti. Čia reikėtų pasižiūrėti, vat, kaip kiekvieno tiekėjo skirtingai atrodo keratinas. Ne, tikrai skiriasi visi. Jeigu gerai čia per kamerą matosi, tikrai labai matosi. Ant saulės, jeigu vat pasižiūrėjus, vėlgi labai skiriasi. Kuo keratinas drumzlesnis, tuo jis prastesnis. Šitas labiausiai drumzlėtas, mažiau drumzlėtas, šitas dar mažiau. Šitie du mano lyderiai, bet kol kas man labiausiai patinka šis. Galima pasitikrinti, jeigu akis nemato, ir per vat, šitą nagų lempą užsidegam, dedam, pavyzdžiui, labiausiai drumzlėtą, ir sakykime mano lyderį. Ar matot, skiriasi, šitas labiau žvilga, šitas tiesiog toks kaip atrodo su pienu maišytas. Tai va, šitas yra keratinas gryniausias, šitas su labai dideliam priemaišom. Tai va, taip reikia atskirti keratiną, rinktis, kuris yra skaidriausias. Tai šitą aš atmetu ir turiu rinktis tarp šitų dviejų. Ir aš dabar rinkčiaus šitą, nes jis man yra skaidresnis. Tai va, bet jeigu jie labai panašus, tai reikėtų žiūrėti, kad būtų jie atsparūs karščiui. Kitaip tariant, kiek nori tiek kaitinį, jie yra atsparūs ir kad lengvai jie lydytųsi, būtų lengva dirbti. Tai tiek.